Ar susimastote, iš kur atsiranda žemėlapiai? Iš kur imami duomenys tiems žemėlapiams kurti? Vis dažniau išgirstu apie georeferencinio pagrindo kadastrą. Ar gali paprastai paaiškinti, kas tai yra? Žinoma, pasistengsiu ne tik tai paaiškinti, bet ir parodyti. Kiekvienas iš mūsų dažnai to nesuprasdami naudojame georeferencinio pagrindo duomenys. O kaip čia taip yra? Ogi paprastai. Labiausiai matomas ir geriausiai pažįstamas skaitmeninis žemėlapis, kuriam sukurti ir atnaujinti naudojami GRPK duomenys, yra geoportalo foninis žemėlapis, sutinkamas daugelį valstybės informacinių sistemų, kurioms reikalingas geografinis atvaizdavimas. Pažiūrėkime į viską iš arčiau. GRPK erdviniai duomenys yra mūsų šalies veidas. Georeferencinio pagrindo kadastre kaupiami duomenys apie natūralius ir dirbtinius objektus. Pastatai, keliai, upės, vandens telkiniai, pelkės, miškai ir net menami objektai, pavyzdžiui, administracinės ribos, vietovardžiai. Toks duomenų rinkinys užtikrina visos Lietuvos bazinio topografinio kartografavimo poreikius. O kaip sukuriami ir atnaujinami duomenys? Minėti objektai identifikuojami ir vertinami ortofotografiniuose žemėlapiuose, remiantis žemės paviršiaus lazerinio skenavimo duomenimis, o duomenų aktualumą ir išsamumą užtikrina kitų valstybės kadastrų ir informacinių sistemų duomenys. Siekdami atnaujinti teritorijas, kuriuose įvyko daugiausia pokyčių, pasitelkėme dirbtinį intelektą, kuris ortofotografiniuose bei palydoviniuose vaizduose automatizuotai aptinka naujai atsiradusius objektus. Toks GRPK duomenų kūrimas ir atnaujinimas vykdomas nuolat, o profesionalų komanda užtikrina, kad duomenys būtų kokybiški ir aktualūs. O kur tuos GRPK duomenys galima rasti? GRPK duomenys yra atviri, nemokami ir lengvai pasiekiami svetainėje geoportal.lt. Duomenys galima atsisiųsti ir naudoti analizei arba gauti peržiūros paslaugas. Kviečiame atrasti ir naudoti GRPK duomenys.